Ignalinos krašto muziejus buvo įkurtas 2012 metais, todėl palyginti su kitais muziejais jis yra gana jaunas. Kitais metais muziejus minės savo 15 metų veiklos jubiliejų. Muziejaus istorija prasidėjo dar tada, kai veikė etnokultūros centras, įsikūręs toje vietoje, kur šiandien Ignalinoje stovi prekybos centras Maxima. Būtent ten prasidėjo pirmoji muziejinė veikla. Buvo organizuojami etnokultūriniai renginiai, vykdomi kraštotyriniai darbai. Dalis tuo metu sukauptų eksponatų 2012 metais persikėlė į naująjį muziejaus pastatą. Jeigu atsuktume laiką atgal prieš maždaug kokių 15-16 metų, tai mes čia negalėtume stovėti. Mes tiesiog tvyrotume ore, kadangi čia anksčiau nieko nebuvo. Tai buvo tiesiog lauko erdvė. Ir būtent kuriant muziejų buvo sukurta šita unikali antro aukšto erdvė ir pirmame aukšte esanti ekspozicijų salė, kadangi visas šitas priestatas buvo pastatytas apie 92 metus, apie 1992 metus, kaip metrikacijos skyrius. Todėl pirmame aukšte yra vestuvių ekspozicijų salė, kuriame eksponuojame nuotraukas, senų ir naujų laikų vestuvių nuotraukas, tai galima palyginti ir tradicijas, ir tą pačią fotografiją. Pirmajame muziejaus aukšte įrengta didžiausia etnografinė ekspozicija, kurioje pristatomi įvairūs daiktai, įrankiai, indai ir daugybė kitų eksponatų, kadaise pagamintų ar naudotų Ignalinos krašto gyventojų. Kiekvienas iš šių eksponatų pasakoja savitą istoriją. Vestibiulėje taip pat įrengta ekspozicija, supažindinanti lankytojus su Ignalinos miesto istorija ir jos ištakomis. Čia galima susipažinti ir su Lietuvos geležinkelio istorija, bei sužinoti, kokį svarbų vaidmenį geležinkelis suvaidino Ignalinos krašto vystymėsi. Antrajame muziejaus aukšte maždaug kartą per mėnesį rengiamos įvairios parodos, tiek profesionalių menininkų darbų, tiek tautodailės ir liaudies meno ekspozicijos. Lankytojams pristatomi įvairaus pobūdžio kūriniai, tapybos darbai, fotografijos, keramika ir daugelis kitų meno formų. Per beveik 15 veiklos metų muziejus sukaupė vertingą patirtį, rengdamas įvairias ekspozicijas ir parodas. Muziejuje veikia tiek mažoji, tiek didžioji parodų salė, todėl net ir nuolat čia besilankantys žmonės kiekvieną kartą gali atrasti ką nors naujo. Be to, muziejus turi erdvę renginių erdvę, kurioje dažnai vyksta įvairūs kultūriniai renginiai. Muziejaus vestibiulėje lankytojus iš karto pasitinka ekspozicija, pasakojanti apie paties Ignalinos miesto istoriją. 2026 metais miestas minės savo 160 metų jubiliejų. Ignalinos miesto istorija prasidėjo kaip gyvenvietės. Pačios Ignalinos istorija prasidėjo, kai buvo tiesiamas geležinkelis nuo Sankt Peterburgo iki Varšuvos. Ir pačiam viduriuke buvo pastatyta Ignalinos stotis, taip maža stotelė, tiesiog, kad žmonės galėtų išlipti, lipti arba tam tikrus krovinius atvežti, perduoti. Ir nuo to prasidėjo visas miesto plėtojimasis ir augimas iki tokio, koks jisai yra dabar. Tai iš pat pradžių Ignalina buvo tiesiog linijinio plano, tai palei geležinkelį buvo viena gatvelė, o po to viskas pradėjo plėstis. Buvo pastatyta aikštė, pradėjo statytis daugiau namų, atvažiuodavo daugiau verslininkų, tų pačių žmonių, kadangi traukinys sudarė ir geležinkelis pats daugiau galimybių. Tai yra pasiekti įvairius taškus ir taip pat galimybės prekiauti. Įdomu ir tai, kad ilgą laiką Ignalinoje nebuvo bažnyčios. Jie atsirado tik 21 amžiaus pradžioje. Dabartinė bažnyčia, kurios žmonės taip norėjo netgi prieš pat Antrąjį pasaulinį karą, nepavyko pastatyti, bet išsipildė jų noras, kai atvėrė duris pasitinkant 2000 metus mūsų naujoji bažnyčia. Ir tada mūsų gyventojai sulaukė tikrų savo maldos namų, o viskas prieš tai vykdavo mažoji koplytėliai, kuri tikrai ilgą laiką tarnavo mūsų parapijiečiams ir kurie norėjo savo maldos namų ir kad galėtų ten juose melstis. Taip pat turėjom trampliną, aukščiausia visoje Lietuvoje, tai jisai buvo medinis, labai aukštas, būtent sportininkam pastatytas, kurie užlipę ant pačio viršaus
savo rankomis pasidarė vėžes ir įsistatė slides ir kojas, galėdavo leistis į apačią ir šokti į tolį, kuris taip pat buvo tas tramplinas pastatytas ant kalno, o šiuo metu ten yra apžvalgos bokštas. Tai užlipus ant to bokšto galima įsivaizduoti, o kaipgi atrodė visas tas jausmas tiem patiems sportininkams. Medinis slidinėjimo tramplinas buvo nugriautas praėjusio amžiaus 8-ajame dešimtmetyje, nes buvo labai prastos būklės ir nebegalėjo būti naudojamas pagal paskirtį. Šiandien muziejuje galima pamatyti senas nuotraukas, kuriame vaizduojamas šis tramplinas. Pati Ignalina kaip miesto centras tapo tik tai 1950 metais, tada gavo miesto statusą ir buvo paskelbta miesto centru, prieš tai priklausė Daugėliškio valsčiui, Švenčionių apskričiai. Nuo tada mieste atsirado daugiau įvairių daugiabučių, nes prieš tai Ignalina buvo tiesiog mediniais nameliais apstatyta gyvenvietė, nuo tada miestas pradėjo keisti savo veidą. Ir tikriausiai, kaip kai kuriuose šaltiniuose rašo, gal Ignalinai ir lieka būti tokia, mažute, apsupta ežerų, kad ją tiesiog įrėmina tie ežerai iš visų pusių. Ir kaip juokauja ir vietiniai, ir kai kurie čia atvykstantys, kad eikite į bet kurią pusę, į kurią norit, vis tiek rasit ežerą, ten galėsit išsimaudyti, ypač vasarą, kadangi mes esame jais turtingi ne tik tai pačiam rajone, bet ir pačioj Ignalinoje. Šioje ekspozicijoje galima pamatyti, kaip Ignalina atrodė anksčiau, kaip keitėsi miesto planai ir užstatymas, kaip augo ir vystėsi pats miestas. Čia taip pat pristatoma miesto bažnyčios istorija. Galima pamatyti senąją koplyčią, kurios šiandien jau nebėra. Ji buvo nugriauta, o apie ją dabar primena tik išlikusios fotografijos. Ir taip pat turim informacijos apie žydus Ignalinoje, kaip jie gyveno, kadangi jų buvo tikrai daug prieš Antrąjį pasaulinį karą, daug daugiau negu pačių lietuvių ir kitų tautybių žmonių. Ignalinos kraštas garsėjo savo gamta ir ypač ežerais. Ignalinos rajone telkšo daugiau kaip 209 dideli ir maži ežerai. Nuo seno žmonės šiuose ežeruose vertėsi žvejybą. Žvejyba vietos gyventojams buvo ne tik maisto šaltinis, bet ir pragyvenimo būdas. Sugautą žuvį jie parduodavo ir taip užsidirbdavo pragyvenimui. Tų faktų apie žvejybą yra įvairiausių, nuo draudimų iki leidimų jie žvejoti, ir kuo ypatingas būtent Lūšių ežeras, kuris yra vienas didžiausias mūsų rajone, tai Lūšių ežeras, jisai labai žuvingas, ten įvairiausių žuvelių daug gyvena, bet ten gyvena ir stintelės, tai ežerinės, ne jūrinės, bet jos yra šiek tiek mažesnės. Ir jos yra gaudomos mūsų ežere, ypač kai užšąla ežeras. O jos yra gaudomos tokiu archainiu būdu, tai sukamos bobos, naudojami tokie seni aparatai, statinės, su tokiomis ilgomis kartimis, kurias vyrai sukant ištempia tinklus. Tas visas procesas yra irgi, galima sakyti, sudėtingas, reikalauja visa šita žvejyba apie 14, gal netgi ir daugiau vyrų, kai yra iškertamos eketės ir po to į pagrindinį yra įleidžiamas tinklas, kuris po to ištempiamas tam tikrų įrankių pagalba, ir po to jau tos tintelės suplaukusios į tinklą, pasitelkiant bobas, yra ištraukiamas. Tai tą būdą dar iki dabar naudoja kaip pavyzdį, kaip parodomoji žvejyba vyksta būtent šventėje Trauks stintelė, kuri jeigu užšąla ežeras, tai tikrai vyksta kiekvienais metais ir ant ežero yra išstumiamos tos bobos. O jeigu to nepavyksta padaryti, vis tiek yra nepamirštama šita tradicija ir jomis bandoma pasinaudoti krante. Tai ar vyksta varžybos, ar kitaip kaip eksponuojamos tos bobos, norint parodyti, kad tokia žvejyba mūsų krašte vyko. Tai būtent čia esantis maketas antrame aukšte Ignalinos krašto muziejuje pasakoja apie stintelių žvejybą sukant bobas. Ir būtent šita tradicija, stintelių žvejyba sukant bobas, yra įrašyta į Lietuvos nematerialaus kultūros paveldo sąvadą. Tai šita tradicija yra saugoma ir ją saugo Palūšės bendruomenė, puoselėja ir kiti žmonės, bendruomenės, įstaigos, būtent rengiant šventes, siekiant, kad kuo daugiau žmonių pasiektų šitos tradicijos
garsinimas, kad visi sužinotų apie stintelių žvejybą. Tęsdami ekskursiją po antrąjį muziejaus aukštą, patenkame į didžiąją parodų salę, kurioje rengiamos tapybos, fotografijos, keramikos bei taikomosios ir vaizduojamosios dailės parodos. Šio filmo filmavimo metu čia buvo eksponuojama Utenos fotomenininko Rimgaudo Rastenio paroda Tarp dangaus ir žemės. Netgi iš pačių kūrinių galima matyti, kad jisai labiausiai mėgsta makrofotografiją ir siluetus, kurie yra kaip tik vienoje iš sienų išeksponuoti, ir dabar jisai užsiėmė su infraraudonųjų, galima sakyti, spindulių technologiją tokią paėmęs ir eksperimentuoja su ją fotografijoje. Šitoj salėje ir ne tik šitoj, bet ir bendrai muziejuje vyksta tiek parodų pristatymai, tiek įvairūs kiti renginiai, kurie yra sutelkia ne tik tai pačius vietinius gyventojus, nes eksponuojami ne tik vietinių menininkų, tiek profesionalių, tiek mėgėjų kūriniai, bet taip pat ir iš kitų rajonų, taip pat ir iš užsienio menininkų darbai. Tai kalbamės ne tik tai apie pačius menininkus, bet taip pat ir apie meną ir tam tikrus kitus dalykus. Tai vyksta renginiai. Mažoji parodų salė yra šiek tiek mažesnė už didžiąją, tačiau jaukesnė ir šviesesnė. Čia taip pat rengiamos įvairios parodos. Šiuo metu salėje eksponuojama Arūno Vaitkaus medžio skulptūrų paroda. Eksponuojamos medinės skulptūrėlės, tai menininko, tautodailininko padaryti darbai, tiek spalvoti, tiek nespalvoti angeliukai ir šventųjų skulptūrėlės. Kiekvienas atvykęs gali rasti savo mieliausią skulptūrą ir daugelis pastebi, kiek šitas, netgi ir pats vienas mažiausias darbelis reikalauja ir laiko, ir kantrybės, ir to atsidavimo tai pačiai visai skulptūros kūrybai. Muzikos instrumentų ekspozicija, įrengta antrojo aukšto balkonėlyje, virš civilinės metrikacijos salės, atsirado neatsitiktinai. Būtent iš šio balkonėlio kadaise gyvai skambėdavo Mendelsono vestuvių maršas. Jaunieji apačioj žengdavo link to svarbiausio taip, tai iš čia skambėdavo gyva muzika. Dėl to šiuose trijose vitrinose yra eksponuojami įvairūs instrumentai, tai akordeonai, įvairūs skudučiai, kanklės ir kas mūsų irgi kraštui būdinga, tai yra cimbolai. Kadangi anksčiau tos labiau kanklių tradicijos muzikavimo pas mus ir buvo netokia jinai populiari, jos beveik nebuvo, buvo labiau populiarūs cimbolai kaip instrumentas, kadangi buvo ir tų pačių muzikantų labai daug ir galėdavo įvairių kraštų muzikantai apsikeisti tiek savo repertuarais, tiek dalintis medžiagomis gamybai tų instrumentų. Tai mūsų krašte populiarus buvo šis cimbolavimas, taip galima sakyti, muzikavimas cimbolais. Ir gyveno mūsų krašte dar cimbolų karaliumi vadinamas Jonas Lechovickas, kuris labai ilgą laiką muzikavo cimbolais ir buvo žinomas visoje Lietuvoje, gal net ir visam pasaulyje. Tikrai užsienį tikrai yra, manau, kad tekę girdėti žmonėm jo dainų. Ir muzikavimo tradicija cimbolais tiek Ignalinos, tiek Švenčionių krašte irgi taip pat kaip ir stintelės yra įrašyta į Lietuvos nematerialaus kultūros paveldo sąvadą. Tai ši tradicija saugoma ir Ignalinos krašte ją saugo vienintelis šiuo metu grojantis cimbolininkas, tai Kazimieras Blaževičius, kuris yra Jono Lechovicko cimbolų karaliaus mokinys. Tai iš jo išmoko ir jį išmokė groti cimbolais būtent jisai. Tai labai džiaugiamės, didžiuojamės ir mūsų muziejuje galite pamatyti šį unikalų instrumentą. Kaip žinoma, Ignalinos miesto istorija prasidėjo nutiesus Sankt Peterburgo Varšuvos geležinkelį. Tai buvo pirmasis geležinkelis dabartinės Lietuvos teritorijoje. Oficialiai geležinkelio statyba buvo baigta 1862 metais.
Būtent nuo tada, kai buvo pastatyta Ignalinos geležinkelio stotis, prasidėjo miesto istorija ir tolesnė jo plėtra. Tai kelionė geležinkelio istorijos bėgis, tai yra mūsų muziejaus ekspozicija, mūsų didesnės ekspozicijos dalis, pasakojanti apie Lietuvos geležinkelio istoriją ir taip pat apie mūsų krašto regiono geležinkelio istoriją. Ne tik apie platųjį, kurio važinėjame ir dabar, bet taip pat ir apie siaurąjį, kuris buvo išvystytas mūsų krašte Pirmojo pasaulinio karo metais, tai labiau į rytinę rajono pusę. Ką šiuo metu turime dar išlikusio, būtent iš geležinkelių, iš to pirmųjų statinių, tai yra vandens bokštas, kuris yra tiek prie Ignalinos geležinkelio stoties ir taip pat prie Dūkšto geležinkelio stoties. Kadangi Dūkšto geležinkelio stotis buvo didesnė, aukštesnės klasės, tai ji turėjo ir didesnį vandens bokštą, o mūsų Ignalinos stotis buvo žemesnės klasės, tai turėjom mažesnį vandens bokštą, bet jie abudu yra savotiškai patrauklus, gražūs, skirtingi ir pasakantys savo istoriją. Ir ta pati geležinkelio stotis anksčiau tai nebuvo tik tai keleivių namas, arba kur mes dabar nueinam nusipirkti bilieto arba laukti traukinio, bet tai buvo kaip miestas mieste, kur ten galima buvo rasti ir keleivių namą, ir darbuotojų barakus, gyvenamasis vietas. Taip pat tai buvo ir apeivių namai, ir sandėliai, ir taip pat tualetai, šuliniai, tai visa infrastruktūra, kuri sudarė tą geležinkelio stotį. Tai šią ekspoziciją ir iš vienos ir iš kitos pusės papildo eksponatai ir taip pat šalia yra tokia kaip ir laisvalaikio praleidimo zona, bet kartu per žaidimus, per tam tikras veiklas galima labiau susipažinti su geležinkelio istorija arba tam tikrais objektais, kurie yra svarbus geležinkeliui. Didžiausia muziejaus nuolatinės ekspozicijos dalis yra etnografinė ekspozicija. Čia galima susipažinti su Ignalinos krašto istorija nuo seniausių laikų iki šių dienų. Dar ir anksčiau ir ne tik, kai buvo nutiestas geležinkelis, kalbant apie Ignaliną, bet į kitus kraštus einant į mūsų rajoną, byloja lobis atrastas, kuris yra eksponuojamas Ignalinos krašto muziejuje. Rastas jisai yra Keižių kaime ir tai yra 18 amžiaus monetos varinės. Pagrindė jų yra dengos, bet taip pat yra 3 Lietuvos, Lenkijos, tuometinės Respublikos pinigai, abiejų tautų Respublikos. Ir taip pat didžioji dauguma yra etnografijos eksponatų, tai įvairūs įrankiai, puodai, indai, prietaisai, kurie buvo naudojami tiek kasdieniam gyvenime, tiek tam tikrais metų laikais atliekant ūkio darbus, lauko darbus ir kiekvienas jų pasakoja savo istoriją, kam jisai buvo reikalingas, kad žmonės jį naudojo ir jo naudojimas atsispindi ant pačio prietaiso arba įrankio. Ir tie įrankiai buvo naudoti Bečiūnų kaime, Ceikiniuose, Dūkšte, Naujojo Daugeliškio dabar pusėje, tai įvairiuose Ignalinos rajonuose ir jie dabar eksponuojami yra čia pas mus muziejai. Neatsiejama krašto žmonių gyvenimo dalis buvo maldaknygės, nes vietos gyventojai buvo labai tikintys. Net ir tie, kurie nemokėjo skaityti, turėjo maldaknygės. Manoma, kad būtent jų dėka kai kurie žmonės ilgainiui išmoko skaityti. Muziejuje eksponuojama maldaknygių kolekcija. Taip pat įvairių laikotarpių liturginės knygos, iš kurių kunigai skaitydavo šventų mišių metu. Pati ankstyviausia, pati seniausia, tai yra 1808 metų. Galima ją perskaityti lietuviškai, nors iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad jinai parašyta visai kita kalba, bet įsiskaičius galima suprasti visą jos turinį. Taip pat turim labai svarbų artefaktą, tai yra giesmynas ir kitos religinės knygutės. Tai jos yra išgelbėtos iš Ceikinių bažnyčios, kai 2016 metais, tai beveik jinai visa sudegė ir kai kuriuos dalykus mums atnešė į muziejų, kad saugotume kaip tą faktą, kad tai įvyko ir kad visgi žmonėm tai yra labai svarbu. Bažnyčia, aišku, dabar šiuo metu yra atstatyta ir žmonės labai džiaugiasi. Ir dar vienas dalykas, eksponatas tikrai didžiulis, kuris yra etnografijos ekspozicijoje, tai yra Švento Juozapo bažnyčia, kuri yra Palūšėje. Tai yra
vienas įspūdingiausių Lietuvoje ansamblių, tai yra pati bažnyčia ir varpinė, tai yra mediniai pastatai, irgi pastatyti 18 amžiuje. Ir šį maketą, kuris yra sumažintas 15 kartų, sukūrė Albertas Danilevičius. Tai pats maketas yra pagamintas iš ąžuolo, pati bažnyčia yra sudėliota kaip lego iš tam tikrų dalių, o aštuonkampė varpinė yra išskobta iš vieno medžio gabalo. Tai jinai puošia ne tik šią ekspoziciją, bet ir visą muziejų. Tai kas dar nėra aplankęs Palūšės bažnyčios, visą laiką gali atvykti pas mus pasižiūrėti mini jos maketą ir po to jau vykti Palūšę. Dar viena svarbi Ignalinos krašto tradicija yra šiaudinių sodų rišimas. Muziejuje eksponuojami keli įvairių formų ir dydžių šiaudiniai sodai. Mūsų krašte sodus riša ne viena menininkė, mėgėja, kaip ir tautodailininkė. Tai pirmiausia, norisi paminėti Vidmantą Visakavičienę, kuri taip pat rišo ir juostas, taip pat kūrė ir sodus, ir labai minimalistinius arba smulkesnius iki labai tokių didelių. Taip pat įspūdingus sodus riša Jolanta Žuromskienė, kuri aukso vainiko praeitais metais, tai 2005 metais pristatė įspūdingą beveik 3 metrų aukščio sodą, kuris atspindėjo 25 metus. Tai jisai buvo sukurtas iš 12 mėnesių, 12 grandinėlių ir kiekvienoje grandinėlėje buvo sukurta po rombą, kuris atspindėjo dieną. Tai sulaukė labai daug dėmesio ir buvo vienas įspūdingiausių matytų sodų. Taip pat yra Zofija Laurinėnienė, kurios verbos yra čia irgi nurištos, nors jos ir Vilniaus krašto verbos, bet ta tradicija rišti verbas yra pasklidus po visur. Tai Zofija Laurinėnienė ne tik verbas riša, bet taip pat ir sodus, kadangi jinai jau vyresnė moteris, pensijinio amžiaus, tai tikrai sugeba, gali ir tai vis dar daro. Taip pat aukso vainiko metu atradom ir Liną Kondratavičiūtę, kuri pateikė pasakų motyvais surištus sodus, taip pat Laima Teterikovienė, ir daug kitų moterų, kurios išbando save. Tai pagrindinės yra Vidmanta ir Jolanta, kurios nenuleidžia rankų ir visą laiką pateikia sodus. Didžiojoje parodų salėje, etnografinėje ekspozicijoje, šalia įvairių įrankių, buities daiktų ir kitų eksponatų, kuriuos naudojo Ignalinos krašto gyventojai, pristatoma ir Algio Jakšto fotoparoda Senojo kaimo šiluma. Šiuose nuotraukose atsispindi kaimo žmonių kasdienis gyvenimas, jų buitis ir tikros nesuvaidintos emocijos. Autorius kaip tik ir norėjo atvaizduoti tą nesuvaidintą emociją, kai atvažiuoja į kaimus ir užfiksuoja, kaip tie žmonės, ką dabar veikia. Dabar gal susiruošė papozuoti, o gal grįžo iš darbų ir kaip tik atsisėdo pailsėti ir juos nufotografavo. Tai labai šios fotografijos įsižiūrėjus sukelia įvairias emocijas, šiltas, labai geras ir ypač šita paroda patinka iš užsienio atvykusiems lankytojams. Tie, kurie domisi fotografija, tie, kurie nori pamatyti, kaip iš tikrųjų tas mūsų krašto žmogus kadaise gyveno ir gal kai kurie ir dabar gyvena, nes ši pati paroda ir fotografijos darytos 2002 metais. Tai kaip ir nėra labai seniai, bet palyginus kiek jau praėjo metų, beveik 24, tai jau yra istorija, nes kai kurių žmonių, kurie čia yra užfiksuoti, tiesiog nebėra. Tai galima pamatyti ir kaip tie namai atrodė, nes didžioji dauguma nuotraukų daryti etnografiniuose kaimuose, taip pat kaip žmonės irgi rengėsi, galbūt kuo jie užsiėmė, kuo jie dirbo, kuo grojo ir kokie jau buvo darbai. Ignalinos krašto muziejuje vyksta ne tik įvairūs renginiai, parodos, jų atidarymai ir pristatymai, bet ir santuokų ceremonijos. Kadangi pats šis priestatas, kuriame yra įkurtas muziejus, buvo pastatytas kaip metrikacijos skyrius, o dabar jau veikia kaip muziejus, nuo 2019 metų buvo pradėtos vėl tuokti poros būtent šioje salėje. Tai visus oficialius reikalus, dokumentus tvarko savivaldybėje esantis skyrius, o jaunavedžiams, būsimiems jaunavedžiams pareiškus norą, visos vestuvės vyksta šioje salėje. Ir būtent todėl čia yra įkurta ekspozicija
vestuvės Ignalinos krašte, kur ant vienos sienos yra eksponuojamos senųjų vestuvių nuotraukos, o kitoje jau šių laikų vestuvių nuotraukos. Tai atvykę čia gali palyginti ne tik tai, kad jos yra spalvotos, nespalvotos, bet atkreipdėmėsi, kaip rengdavosi jaunavedžiai, kiek būdavo svečių, kokie muzikantai, kokiais instrumentais grodavo, kaip yra apsirengę vieni ar kiti ir palyginti netgi kelių metų skirtumų tam tikruose kituose kraštuose. Ir kaip yra dabar, kokios yra nuotraukos dabar daromos. O mūsų pasakojimą apie Ignalinos krašto muziejų norėtume užbaigti gražia legenda apie Igną ir Liną, įsimylėjėlius, kurių meilės istorija, pasak liaudies padavimo, davė vardą Ignalinos miestui. Kiekvieną čia atvykusi tiek lankytoją, tiek šventės dalyviai, ypač jaunai ir jaunąją, pasitinka vitražas esantis už mano nugaros. Tai iš dalies galima sakyti, kad jis pasakoja Ignalinos legendą, nes jame matyti du jauni žmonės, vienas kitą įsimylėję. Tai Ignalinos legenda pasakoja istoriją apie Igno ir Linos meilę, nuo kurios prasidėjo ir buvo suteiktas Ignalinai vardas, nes žmonės, palaikydami jų meilę, šalia įsikūrusią gyvenvietę pavadino Ignalina. Pasakojama, kad kur dabar tyvuliuoja Ilgio ežeras, kadaise stovėjo pilis. Ta pilį valdė kunigaikštis Budrys, kuris turėjo 9 sūnus ir dukterį Liną. O Lina jį buvo todėl, nes jos akys buvo žydros kaip lino žiedelis. Ir vieną dieną kunigaikštis kartu su savo sūnumis išjojo į karą, iš kurio taip ir negrįžo. Todėl pilies ir krašto valdovė liko Lina. Ir vieną dieną į nelaisvę buvo paimtas jų priešas, vardu Ignas, ir taip gavosi, kad Ignas ir Lina vienas kitą įsimylėjo. Bet prieš jų meilę buvo nusteikęs perkūnas, kuris trenkė į tuo metu stovinčią pilį, ir ta pilis nugarmėjo į atsiradusio ežero dugną. Ir taip gavosi, kad žmonės, kurie palaikė jų meilę, šalia įsikūrusią gyvenvietę pavadino Ignalina. Ir pasakojama, kad jeigu dabar nueisit prie Ilgio ežero ir pučiant vėjų įsiklausysit, galėsit išgirsti Linos raudą, kaip jinai rauda ir verkia tokios tragiškos meilės, o šalia trykštantis šaltinis, šalia Ilgio ežero, dar vadinamas Linos ašaromis. O pats vitražas, tai visai neseniai išsiaiškinom, pasitvirtinom, bet dar vis tiek yra tam tikrų klausimų, niuansų ir klaustukų, bet jis yra Kazio Morkūno, bent jau taip patvirtino tas žmogus, kuris steigiant šį skyrių ir statant visą priestatą padarė ir vitražą. Tai didžiuojamės, džiaugiamės, ir šis vitražas labiausiai kalba apie save ir suspindi visomis savo spalvom, kurias matot vitraže, tai ryte, kadangi tai yra rytinė pusė ir pašvietus saulėje, būtent iš rytų, jisai suspindi ir ta Igno ir Linos meilė labiausiai žyba tuo metu.